O iš principo, kadangi tai nėra labai maža investicija automobilį, tai ar jo vertė pakyla, pavyzdžiui, norint jį parduoti? Mes išrašom tokį sertifikatą kiekvienam automobiliui, kai darom pilną garso izoliaciją. Mes važiuojam prieš, klijuojam, filmuojam, duodam video medžiagą, išrašom sertifikatą, kokie rezultatai pasiekti, kokios medžiagos, kur suklijuotos. Vat kad matytų žmogus, kad vat yra patobulintas automobilis. Ar tai daugiau pavyks paimti pinigų už tą mašiną? Abejoju. Bet kad jisai įdomesnis bus, tai 100%. O tai gerai, pavyzdžiui, kaip patikrinti, ar ta izoliacija yra įdėta automobilį ar ne? Jeigu, tarkim, nėra sertifikato arba, jeigu yra, tai jau viskas yra aišku. Jeigu nėra ir atsisėdus... Čia dabar barška. Aha. O paskui bus toksai duslus garsas, dar neturim durų nei vienų užklijuotų. Tai žmogus ateina, atvažiuoja, iš karto jam pabarškinį čia. Ant stogo pabarškinę, jeigu darom. Bet tai čia turi būti ekspertas, kad žinotum, kuo skiriasi garsas, ar jisai yra iš principo lengvai girdimas? Jo, iš tikrųjų, tas yra jo. Jeigu gali pigiai suklijuoti ir brangiai suklijuoti, to skirtumo nepajusi. Jeigu pigiai suklijuosi, tai naudosi pigesnės medžiagas, taupysi ant medžiagų, ten mažiau sluoksnių dėsi, kažkiek irgi pasijus ir bus rezultatas geresnis negu buvo. Bet kas žino, kas yra maksimalus rezultatas. Kreipkitės pas mus, mes darysim maksimaliai. Ar būna, kad pasitaiko klaidų kažkokių, būtent tą izoliaciją dedant, ką reikia keisti, per naują ardyti, papildyti? Tardant apšyvkės vadinamas, tas apdailas gali lūžti, turėtų lūžti tos šponkės sutvirtinamo tokios. Pas mus retai jos lūžta, nes ir atvažiuoja automobiliai naujesniai dėl to, kad jos tarp plasmasės tvirtos, ta prasme, jos nesutrūnijusios, jos mažiau lūžta. Jeigu lūžta, tai aišku keičiam. Faktas. Ten kai kurie BMW automobiliai, jie turi lūžti, kitaip jų nemanoma išardyti. Tai BMW reikia jau tada šponkių keisti. O buvo situacija ir tokia. Ardom automobilį ir skylę dugne radom. Automobilį? Taip. O tai čia naujas jisai buvo? Jisai buvo iš Amerikos. Bet jis apynaujus? 19 metų, man atrodo, ar 18. Audi. Stalnus jo, kur koja galėjai iškart ir bėgti. Skylę radom jo. Sako meistras, skylė, sako, žinai, gal koks keltuvas ar kažkas ten užkabino iš apačios ir skylė. Ką darom, žinai, kitas gal paimtų tenai užklijuotų garso izoliaciją ir geriau negu buvo. Mes pasikvietėm žmonės, suvirino, sutvarkė, antikorozinių padengėm viską, žodžiu, sutvarkėm, kad nebūtų tos skylės.